Sveiki, gerbėmieji Lietuvos valstybės piliečiai. Su jumis sveikinusi aš, Lietuvos valstybės prezidentas Alfonsas Norvaišas Kaza. Šiandien savo laidą pradėsiu pasveikindamas jūs su vakar prasidėjusia ir visą savaitę Lietuvoje trūkstančia žolinės švente. Vakar vienas žmogus saugumo sumetimais autoriaus pavardės nenurodysiu. Atsiuntė man žolinės progą labai šiltą palinkėjimą ir aš norėčiau juo su jumis pasidalinti. Pamažu su mumis atsisveikina vasara. Raudoni ir sultingi obuoliai puošia medžių šakas. Paukščiai ruošiasi išskristi ir mus palikti, o į aruodus atkeliauja grūdų derlius. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė, žolinės, yra spalvinga ir graži vasaros pabaigos šventė. Džiaukimės gausiomis gamtos dovanomis ir pabūkime kartu. Linkiu jums nuostabios žolinės šventės. Toliau aš kaip valstybės vadovas norėčiau pranešti, kad mūsų komanda nusprendė pradėti rinkimų kampaniją. Taigi šiai dienai aš esu išrinktas Lietuvos valstybės prezidentu. Tačiau siekiant, kad viskas vyktų sklandžiai ir be konfliktų, nuspręsta mane rinkti ir Respublikos prezidentu. Aišku, kad parsidavėliai vargu ar leis oficialiai iškelti mano kandidatūrą. Todėl reikia galingos reklamos, kad visi eitų balsuoti ir išbraukę visus iš sąrašo įrašytų ir pažymėtų, tai yra mano Alfonso Norvaišo pavardę. Atsižvelgdamas į tai norėčiau paskelbti mūsų rinkimų programą. Kodėl turėčiau būti išrinktas prezidentu? Tai padaryti verta dėl jūsų ir mūsų gerovės. Pirmas, susigrąžinsime lietuvių kalbą, kurią išniekino apgailėtini teroristai. Antra, atkursime mokslo ir švietimo sistemą. Trečia, atkursime medicinos sistemą. Ketvirta, atsiimsime Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą. Penkta, atsiimsime elektros energijos tiekimą ir elektros tinklus. Šešta, atsiimsime visus svarbius gyvybinius objektus, tokius kaip vandens, maisto ir kitų gyvybinių prekių bei paslaugų objektus. Septinta, atkursime žemės ūkį. Aštunta, atkursime ir pagerinsime santykius su kaimyninėmis šalimis. Devinta, po rinkimų nedelsiant paleisiu visą Seimą ir įsakysiu visus seimūnus suimti. Taip pat nedelsiant bus sulaikyti ir teroristinio nusikalstamo grupuotė susieję asmenys. Visi sulaikytieji bus politiniai kaliniai. Jiems negalios teismų nuosprendžiai išeiti į laisvę. Jie galės tapti laisvais tik po tribunolo sprendimo. Tai yra visi policijos vadai, dauguma prokurorų ir savo ruoštų teisėjai. Taip pat visi tie, kurie grobstė valstybės turtą. 10. Sukursime tribunolą iš paprastų žmonių, kurie nėra parsidavėliai, ir pasiūlysime atkurti mirties bausmę tautos išdavikams. 11. Suimsime visus pedofilus ir jų bendrininkus. 12. Atstatysime ir atnaujinsime visą teisinę sistemą. 13. Paskelbsime referendumą netinkamam Lietuvos Respublikos valdymui sugriauti, o tada valdysime kaip Lietuvos valstybė, be Seimo, tik su ministrų kabinetu, kaip skelbėme svetainėse snlv.lt arba snlv.ch. 14. Visi svarbus Lietuvos valstybės klausimai bus sprendžiami tik referendumo būdu. Čia rinkiminėje agitacijoje ieškau tinkamų žmonių, kurie gali talkininkauti. Taip pat reikalingas finansinis palaikymas, todėl kreipiuosi į visus geros valios žmonės, tiek privačius, tiek juridinius, kurie palaiko mūsų rinkiminę politiką. Pinigus galima pervesti į sąskaitą Liuksemburgo banką. Sąskaita nurodyta internetinėse svetainėse. Taip pat norėčiau informuoti, kad nuo šiandien savo laidas transliuosime lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Tegul Dievas mums padeda. Amen. Šiek tiek naujienų iš užsienio. Vokietija žada pasitraukti iš Europos Sąjungos ir prisijungti prie Rusijos. Tik įdomu, ar Rusija taip lengvai pamirš apie vokiečių norą sunaikinti visus rusus ir jų šalį. Lietuvos parsidavėliai vis dar apsimeta, kad vokiečiai tokie teigiami ir geri, nors šie per karą lietuvaičius degino gyvus. Ačiū už dėmesį visiems, viso gero.